šiandien socdemai yra pavadinimas, bet va tos ideologijos, griežtai aiškios ideologijos. Gerai, galbūt su ideologija sunku. Na gerai, kažkokių politinės strategijos principus kažkokius tai labai aiškius. Na, nėra. Yra, taktiniai žaidimai. Šiandien taip, rytoj kitaip, apsiverčiam. Ne, vakar reikėjo į kairę, šiandien į dešinę, rytoj nežinia į kurią pusę. Va, tai taip negalima. Visuomenė nemato šitoje politinėje partijoje atramos į stabilumą. Kalbant apie socdemus ir turint omenyje kritiką, kurios jie sulaukia, tai didžiausios kritikos sulaukia sveikatos apsauga ir švietimas, ne? Krašto apsauga irgi turbūt ne super. Ir visur ten dar daugiau, jo. Ir kaip čia jiem pasikeisti? Ar galime žvelgti, kad, sakykim, vyriausybės perdarimo tas pasikeis? Tos linijos. Mes šiandien galime tik tai atsiremti į lūkestį. Greičiausiai trumpalaikį. Gal pasikeis. Norėčiau, kad pasikeis. Tikiuosi, kad pasikeis. Bet iš tikrųjų, tam, kad pasikeistų, jie turi jau iš anksto turėti kažkokią tai aiškią konceptualią ir personalinę poziciją.